Gimtinė ledo ritulio natūralu yra Kanada, visi turbūt žinom apie Kanadą, teko girdėti ir 1855 tai yra ledo ritulio istorijos pradžia pasaulyje. Monrealis buvo tas miestas, kur visas užuomazgos vyko ir kur formavosi taisyklės, kur formavosi ledo ritulio pirma kultūra. Garsiausia pasaulio ledo ritulio lyga NHL'as įkurtas 1917 metais, kur šiandien dienai yra stipriausia ir labiausia matoma ir etalonas, pavyzdys tiek sportinė, tiek komercinė prasme visam pasauliui, mūsų sportui. 1920 metų ledo ritulys įtrauktas į olimpinių žiemos sporto šakų programą, tik vyrai, moteris įtrauktas ganėtinai vėliau, 98 berods. Tai aš iš karto apie merginas, tai tarp kitko merginų ledo ritulys šiandien dieną yra labiausiai ir proteguojamas ir labiausiai populiarėjantis sritis ar įtrauka moterų į šią sporto šaką ir daug argumentų randama ir moterim tai patinka, galim pasidžiaugti, kad ir merginom ir Lietuvoje tas jaučiamas ir pastaraisiais metais iš tiesų ir vaikų mokyklose merginų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Tai turim tikslą ir norą turėti rinktinę ateityje. Tai Eglė, jeigu gali gal kitą skaidrę, aš prie Tarptautinė ledo ritulio federacija, kuriai priklauso ir Lietuva, yra įkurta 1908 metais, tai buvo visų pirma mėgėjiškų natūralų pagrindų įkurta, kuri paskui peraugo į oficialią ledo ritulio federaciją. Šiandien vienyje 73 narius. Turiu paminėti, kad Lietuva reitingė 73 šalių šiandien yra 26, tai vertinkit patys, ar tai yra gerai, ar tai yra aukštai, kaip mes čia atrodom pasaulio kontekste. Tarptautinės ledo ritulio federacijos funkcijas turbūt mes patys visi puikiai suprantam ir žinom. Formatas, kai generalinis kongresas vyksta kas 4 metai tarptautiniai federacijai, renkam prezidentą, renkam tarybą, viceprezidentus, jis vyks kitais metais. Tai man jau teko dalyvauti generaliniam vienam ir kasmetiniuose kongresuose nuo 2010 metų dalyvauju kasmet. Dabartinis prezidentas Tarptautinės federacijos Renė Fazelis, labai skirtinė asmenybė, labai didžiulį įtaką padaręs ypatingai Europos ledo ritulį. Nuo 94 yra prezidentas Tarptautinės ledo ritulio federacijos, yra Tarptautinio olimpinio komiteto tarybos narys. Šis žmogus daug pasiekė, kad būtent olimpiadoje atsirastų NHL žaidėjai, kada buvo tas žmogus, kuris sujungė šitas skirtingas organizacijos, būtent suvienijo jas dėl bendradarbiavimo olimpinėse žaidynėse, kas iš tiesų sukūrė begalinę pridėtinę vertę sportinė prasme ir finansinė prasme žiemos olimpinėms žaidynėms. Ėjom toliau. Ir aktualiausia, įdomiausia man yra iš tikro Lietuvos ledo ritulio istorija, kur yra minima nuo 1922 metų. Kas yra krikštatėvis Lietuvos ledo ritulio, aš dabar nesakysiu, jūs patys atsakysit paskui, gale. Tai nebuvo ledo ritulys pradžių, tai buvo rusiškas bendy vadinamas, kur buvo žaidžiama 11 prieš 11 arba 7 prieš 7, jeigu neužtekdavo žaidėjų, ir buvo žaidžiamas su kamoliuku, ne su rituliu, arba žargoniškai dar vis vadinama šaiba. O ledo ritulį pradėjo žaisti lietuviai 30-31 metais, kai Bulotas iš Vokietijos atvežė inventoriaus, gero jau tokio vakarietiško inventoriaus, ir matė, kaip žaidžiamas yra kanadietiškas ledo ritulys. Tai nuo to prasidėjo tokia to tikrojo ledo ritulio epocha ir era Lietuvoje. Pirmos rungtynės buvo sužaistos 24 metais ir 26 metais startavo Lietuvos čempionatas, kuriame dalyvavo 4 komandos. Ir visos iš tiesų buvo Kauno komandos, tai kauniečiai gali pasidžiaugti, reikia paminėti, kad Kaunas iš tiesų yra Lietuvos ledo ritulio lopšys, kuriame vyko pagrindinis veiksmas, pagrindinės užuomazgos ir kur
Jo, Vilniaus neturėjom. Tarp Vilniaus ir Kauno pirmosios rungtynės tarp miestų vyko 1940 metais. Ir pasidalino po pergalę tiek viena komanda, tiek kita. Į tarptautinę areną Lietuva priimta 1938 metais į Tarptautinės ledo ritulio federacijos gretas ir tuo pačiu dalyvavo pirmajame pasaulio čempionate Prahoje. Tada lietuviai pasiekė vienintelę pergalę, nugalėjo Rumunijos rinktinę 1-0, bet sekė 3 pralaimėjimai Lenkams, Šveicarams ir dar kažkam priminkit. Jo. Tai ta prasme, ledo ritulys ir tarpukario metais jis visą laiką vyko, buvo gyvas. Ypatingai Kauno miesto komandos, Kauno universiteto komandos dalyvaudavo ir turnyruose su Latvija ypatingai, su Estija, Tarybų sąjungos organizuojamuose renginiuose, lygos ir taip toliau. Tai nebuvo mes niekada ten pirmose vietose, bet mes laiko turėjom išskirtinių žaidėjų, kurie atrodė ir tam kontekste buvo stiprus. Vienas reikšmingiausių turbūt didelį šuolį padaręs Lietuvos ledo ritulį, tai buvo 77 metais Elektrėnuose atidaryta pirmoji uždara ledo ritulio arena, kas iš tiesų įtakojo to ledo ritulio lygio kilimą ir tais pačiais metais buvo įkurta Elektrėnų energijos komanda natūralu, kur daugelį metų tapo ir čempionai ir pagrindinėse tarptautiniuose turnyruose dalyvavo. Paskui sekė Kauno arenos atidarimas, buvo Klaipėdui, bet jinai Klaipėdui tai veikė, tai jinai tapdavo turgum, tai tapdavo prekybcentriu, paskui vėl kažkurio metu šiek tiek veikia ir šiandien toj vietoje ledo rūmų mes neturime. Pirmoji Vilniuje čiuožykla atidaryta 2002 metais. Na, o kaip nepriklausoma Lietuva vėl tai buvo priimta į Tarptautinę ledo ritulio federaciją 92 metais. Tais metais ir dalyvavo pirmajame tarptautinėme ledo ritulio čempionate vyrai Johannesburge, kur medalių neiškovojo berods. Jaunimas pradėjo dalyvauti 95, noriu tą istoriją, jau į detalės aš jau neisiu, mes čia gyvenam tuo, paskui sekė ir lygų įkūrimas, kur kolegos daugiau apie tai kalbės, vyrų lygos įkūrimas, vaikų lygos įkūrimas, tai yra jau šiandien tai, kuo šiandien gyvenam. Tai iš esmės tokia gal trumpa, glausta istorija ledo ritulio. Yra pagrindinė centrinė linija, mes dar ją vadinam raudoną liniją ir yra mėlynos linijos, kurios skiria zonas. Šiais metais, tai dar norėjau paminėti, kad taisyklės keičiamos kas 4 metus olimpiniam ciklui. Kiekvienais metais atsiranda kažkokios tai naujos taisyklės, kurios įvedamos. Prieš tai jas išbandžius kažkokiose mažesnėse lygose, ar tai jaunimo lygose, ar tai pasiteisina ar ne, ir po to jau bandoma IHF ar nacionaliniai ledo ritulio lygoj. Šiais metais, 14 metais yra išleista nauja knyga, yra padaryti kai kurie pakeitimai, esminiai tai mėlyna linija pastumta buvo per 1,5 metro link centrinės linijos. Tai, aišku, tų motyvų daug buvo, bet pagrindinis turbūt motyvas buvo, kad padaryti žaidimą aktyvesnė puolimo zonoje, kad būtų galima puolančiai komandai pasiekti daugiau įvarčių. Dar vienas toksai pagrindinis labai ženklus pakeitimas buvo tai hibridinio permetimo. Kaip geriau būtų permetimas, prametimas? Kaip teisingiau permetimas? Permetimas. Mes parašym prametimas. Skaitykim, kad Maksas geriau žino. Permetimas. Tai reiškia hibridinis permetimas. Taip atrodo jisai labai sudėtingas, bet kai įsigilini, tai gana paprasta ir elementaru. Tai vėlgi padarytas tas hibridinis permetimas, kopijuojant nuo nacionalinės ledo ritulio lygos pagrindė, kad kiek galima sumažinti sustojimus žaidimo ir išvengti, padaryti kuo mažesnį traumų galimybę čia ties galiniais bortais. Tai dabar kažkokį trumpą tokį multiplikacinį filmą gal paleisim. Jis atrodo permetimas, tie, kurie Čia visi viską žino ir tai.
Angliškai icing tas permetimas, rusiškai pros, tai vat. Nu va, raudono linija, žaidėjas prieš raudono liniją, jeigu permeta ritulį per visą zonas. Ir nieks nieko neliečia? Seniau būdavo kaip permetimas. Va čia yra senų taisyklių. Ir tada žaidimas gražinamas į besiginančios komandos zoną, o čia įmetamas tas ginčio ritulys. Jeigu padaromas tada. Jeigu jau už raudonos linijos, kaip šiuo atveju, matot, žaidėjas yra už raudonos linijos. Čia biškis... Vėl prieš raudoną liniją, matot, vėl žmogus darė perdavimą, neteisingą perdavimą ir vėl skaičiuojamas permetimas. Štai pavyzdys, konkretus aikštėje. Bet čia yra senas biškis. Besiginantis žaidėjas bando duoti kažkam perdavimą, neteislus tas perdavimas, ritulys skrenda per visą aikštelę. Ir žaidimas automatiškai stabdomas, vėl jisai grąžinamas į besiginančios komandos gynybos zoną. Negalima šveisti ritulio bele kur, ta prasme, ir būti nenubaustam. Taip reikėtų paprastai liaudiškai. Tai dabar, jeigu galima, sustabdykit teisėjai, linijos teisėjai, kurių yra dažniausiai 3 arba 4, linijos teisėjai turi priimti sprendimą, kas prie šito ritulio pribėgs pirmas. Jis tą sprendimą turi priimti praktiškai nuo šitos linijos iki šitos linijos, jis tose ribose turi priimti sprendimą ir ar atšaukti permetimą, ar sušvilpti, kad prametimas įvyko. Tai esmė, jisai turi žiūrėti į pačiūžas, praktiškai į greitį, prognozuoti, kuris žaidėjas greičiau čiuožia, daug faktorių, kuriuos jis turi priimti sekundės dalimi. Jūs, kaip žinot, ledo ritulys yra gana greitas žaidimas, vyksta intensyvus žaidimas ir teisėjų kartais yra labai sudėtinga priimti teisingą sprendimą, todėl ledo rituly būna gana daug klaidų ir tarp patyrusių teisėjų. Tai... Kalti teisėjai, žodžiu. Vėlgi yra niuansų, taip pat jeigu tas ritulys pereina zoną ir teisėjas čiuožia ir vartininkas, čia yra vartininko aikštelė, ir jeigu vartininkas išeina iš tos aikštelės, tada atšaukiamas prametimas, teisėjas parodo tokį ženklą, kad žaidžiam toliau, viskas, niekas nesikeičia. Tai pagrindinė esmė tokia, kad čia priėmus sprendimą teisėjų, jisai sušvilpia ir žaidėjai turi darbą tokio atstumą išvengti kontakto ir nesusidurti prie borto. Nes anksčiau tas kontaktas jau... Dažniausiai baigdavosi čia, vienas įčioždavo į kitą, dažniausiai dar pakeldavo alkūnės, su tos alkūnėm į galvą ir po to traumas, o daleiskim mūsų žaidėjas yra, gal žinot, girdėjot, Kumiliauskas Tadas, šiuo metu jis yra Suomijos aukščiausios lygos TPS narys ir pernais turėjo kontaktą į galvą, kurio pasekoje nebaigė sezono. Šiemet antrą kartą vėlgi gavo kontaktą, vėl pusę sezono nebaigė. Ir ledo ritulys labai šiuo metu kovojo, ypatingai su traumomis, kurios yra su galvos traumomis, kad kiek galima sumažinti traumas, nes pasekoje tų traumų praktiškai žaidėjai, kai kurie baigė karjerą. Daleiskim, Armalio klube, Armalio žaidžia Švedijos lygoj, pernais 8 žaidėjai gavo galvos traumą, 3 iš jų baigė visiškai karjerą 23 metų amžiaus. Viskas. Žmonės treniravosi, atrodo pasiekė tam tikrą savo karjeros aukštumas ir teko nutraukti ir neaišku, ką toliau daryti. Tai va, dar viena yra tokia nuošalė. Nuošalė praktiškai kaip ir futbolė, nuošalė panaši. Sakyčiau, esmė tokia, kad mėlyna linija turi kirsti pirma ritulys, o po to jau atakuojantis žaidėjas.